Sveiki, smagu, kad prisijungėte. Šiandien turėsim ramų gyvą pokalbį apie drąsą keisti kryptį, ne iš didvyriškumo, o iš vidinio pajautimo. Šiandienos mano pašnekovė, moteris, kažkurio savo gyvenimo etapu turėjusi daugelio žmonių svajojamą darbą. Tvarkingą, tokį aišku ir visuomenėje vertinamą. Tačiau viduje atsirado jausmas, kad norisi kažko daugiau. Gyventi ne iš teisingai, o iš širdies. Šiandien ji leidžia savo netilpti į vieną rėmą ir turi dvi kryptis, kurios jai leidžia atskleisti daugiau savo asmenybės, skirtingas savo pusės ir potencialą. Taigi pradėkim nuo pradžių. Sveika, Laura. Sveiki. Mane girdi gerai? Taip, puikiai. Papasakok trumpai. Ką veikiai tada, kai atrodė, tai yra tavo svajonių darbas? Ta pati pradžia, kai dirbai tą teisingą darbą. Kai aš teisinga, bet iš tikrųjų jis man ir atrodė teisingas, nes 12 metų iki pradedant astrologiją aš dirbau trenerė, sporto trenerė, grupinių užsiėmimų trenerė ir šokių trenerė. Ir man jis tikrai atrodė teisingas, nes tai yra labai apie mane. Aš visą gyvenimą šokau ir man visą gyvenimą patiko sportas, nors aš niekada netikėjau, kad trenerė būsiu. Kažkaip neatrodė, kad būsiu, gyvenimas tai privedė. Ir kai aš dirbau trenerė, aš ir dabar dar dirbu, bet tai buvo, atrodo, viskas apie mane. Nes šokis ir sportas vienoj krūvoj, tai buvo, wow, tai buvo fainiai, jauna, sportuoju, gerą darau savo ir kitiem. Dar tu esi minėjus, kad tu ir svajoji apie darbą nuo 8 iki 5. Aš dirbau tokį darbą dar iki trenerio darbo. Aš dirbau nuo 8 iki 5, aš dirbau ministerijoje, ūkio ambasadoje teko dirbti, nes turiu iš tikrųjų ne vieną išsilavinimą. Ir mano visą laiką svajonės buvo, kad aš ten keliausiu diplomatiniais ryšiais, kažkokiais dirbsiu. Bet tas nuo 8 iki 5 tai buvo visiškai ne apie mane, tai buvo kaip uždarimas į narvelį. Ir jau vien tai, kad aš iš to ministerinio politinio tokio darbo išėjau į sportą, jau atrodė, wow, kad visiškai kardinalu. O po to dabar iš sporto astrologija irgi atrodo visiškai kitas rytis. Tai pakalbėkim šiek tiek apie tą stabilų, tą nuo 8 iki 5 darbą, apie kurį tikrai daugelis svajoja. Ministerija, diplomatinis, toks, wow, visuomenės akyse tai atrodo toks siekiamybė iš tikrųjų. Ir kaip tada save apibūdintum tuo metu, kai dirbai tą darbą? Iš tikrųjų tai buvo labiau dirbti dėl to, kad dirbti. Kad uždirbti, kad turėti tą PSD, tas garantijas, tą saugumą. Ėjau kažkaip iš tikrųjų pasroviui, tai nebuvo tai, kad man patiktų. Pasibaigiau tos mokslus visus politinius ir dirbi, bet toks, kad dirbti. Bet man tai buvo toks matrica, toks ne apie mane. Taip pat gyveni kažkokį, tai atrodo, sisteminį gyvenimą. Keliesi, eini, pietus tom pačiom valandom grįžti. Man tai buvo nuobodu, bet tai buvo man, nes kai kam reikia to tokio aiškumo, struktūros, režimo, bet man tai buvo ne apie mane. Man tai dusino. Tai visgi buvo rami, ar kažko visgi trūko dar tokio viduj? Ta ramybė tik tiek, kaip sakau, kaip žmogui reikia, kad egzistuoti, kad žinau, kad turiu stabilumą, kad turiu pastovią algą, neblogą algą, bet kai jau siela nori kažko daugiau, kai siela supranta, kad kažkas ne taip, tai ir yra tas vidinis nerimas, kad nebegaliu čia, nebenoriu čia, noriu kažko kito. Ir kada tu pajutai, kad tai yra nebe apie tave? Vis tiek pradžiai tai atrodė vis tiek tas naujas, kai baigi kažkokias studijas, įsidarbinė, atrodo, čia fainai, čia visi to siekia, aš pasiekiu. Ir tada, kada atėjo tas momentas, kad tai jau nebe apie tave yra? Jeigu mes kalbėtumėm, kai tarkim, dirbau tą ministerijoje darbą, tai, kaip sakau, man trūko kažkokio tai excitemento gyvenimo, kažko įdomaus. Ir tiesiog supratau, kad esu jauna, noriu bandyti ir daryti. Ir tada perėjau į sportą. Kai iš sporto išėjau į astrologiją, tai ten jau buvo irgi tas toks suvokimas, kad
Bet aš žinau, kad dar kažkas turi būti, kad jau atrodo, jau tą atidirbau, bet dar žinau, nes aš visą gyvenimą domėjausi, aš esu tokia dvilypė. Man sportas nuo mažų dienų, mane net klasiokai sakė, jau Laura bus sporto žurnalistė arba ištekės už sportininko, ką beje vieną pataikė. O ir kita mano pusė tai buvo tokia ezoterinė. Aš esu visiškai kosmose, man patinka astrologija, psichologija, coachingas, visi tie pasąmoniniai dalykai. Ir aš visą gyvenimą taip ir mėčiausi, kai jau supratau, kad man tas nuo 8 iki 5 iš vis ne man, kad man yra laisvė labai svarbu. Man yra labai svarbu laisvė, vidinė laisvė ir kad aš galėčiau pati kontroliuoti kažkaip tą savo dieną. Ir dėl to pasukau sportą, kas atrodė idealu. Ir šokis, ir toksai lengvesnis grafikas, kur tu nedirbi visą dieną. O astrologija irgi, kai tu gali pagal save, tu nori, tu gyveni užsienį, Italijoje, Ispanijoje, tu dirbi online, kas šiuo metu yra tiesiog usual, kai sakoma, įprasta. Tai va. O tai va tas kasdienybėje, kaip pasireiškia, kai jau supratai, kad tave tiesiog varžo tas nuo 8 iki 5, tavo kasdienybėje kažkas pasikeitė ar ne, prieš priimant dar tą sprendimą. Tai vat, kaip aš ir minėjau, ta tokia laisvė. Aš apskritai esu toks. Bet čia jau po sprendimo, o prieš vis tiek dar dažnai momentas būna, kada tu turi tą tokį stabilų darbą, apie kurį svajojai ir čia vis galvoji, bet visi kiti tai apie tai svajoja, aš turiu, gal man čia kažkaip ne taip, gal aš čia kažkaip per daug noriu, gal kažkas tai tokio, kiti tai nori, o aš čia turiu ir lygtais nevertinu. Buvo tos tokios mintis ar... Ne, bet suprantat, žmogus, jisai pradeda jausti tokią, ne tai kad depresiją, bet kai žmogus nerealizuoja savęs, kai žmogus nedaro, kam jisai yra gabus, jisai jaučia tą tokią depresyvę energiją. Ir aš jaučiausi, šiaip pas mane tuo metu, kai buvo pokyčiai, dar gyvenime visko vyko ir tokia, aš niekada nebūnu depresijai, aš tokia linksma pakankamai, bet ten jau man stoga jau vilko, aš sakau, kaip nuobodu ir jau nejauti gyvenimo džiaugsmo. Ir jeigu nejauti gyvenimo džiaugsmo, ypač man, kurie turi, astrologiškai kalbant, daug liūtiškų parodymų, tai jeigu žmogus nejaučia gyvenimo džiaugsmo, jis reiškia ne tuo keliu eina. Tai kam save ten riboti, dėti kažkokius tai rėmus, kad ten taip turi dirbti ir viskas, ir išeini. Tai jeigu taip kasdienybė, tai toks kažkoks gyvenimo džiaugsmo nebuvimas buvo ir tiek. O greitai priėmei tą sprendimą keisti? Jeigu išeiti iš to 8-5 to žimo, tai iš tikrųjų čia labai buvo spontaniškai, draugė išvažiavo į Graikiją dirbti, sako, gal nori pas mane atvažiuoti, tai aš susikroviau daiktus, išėjau iš ūkio ministerijos, aukštų pareigų, išvažiavau į Graikiją sezoniniam darbui ir pradėjau prisimenu dirbti padavėją naktiniam klube, 1 mėnesį ištvėriau ir supratau, kad ne mano būdui patarnauti kitiem. Man turi patarnauti. O tada jau įsidarbinau į reception viešbutį, ten pareigos buvo ir tą pusmetį aš jau ir brainstorminau, kol dirbau, tai ko aš noriu, kur aš noriu, kaip aš noriu. Tai tas procesas pusmetis ir buvo savęs paieškos ir galiausiai ir grįžau mintimis į sportą, į šokius tiksliau, nes aš šokdavau vaikystėje ir sakiau, reikia bandyti su šokiais kažką daryti. O kas tuo etapu buvo sunkiausiai? Artimųjų palaikymas, finansai, ar tas netikrumo jausmas toks? Nes kai pradedi tą naują visą kelią, vis tiek yra tų tokių iššūkių. Aš gal esu labai optimistė, idealistė. Man atrodo, kad viskas, ko tu nori, viskas bus gerai. Aišku, pinigai visada būna ta sritis, kuri sukelia baimę, stresą, nes tau reikia išgyventi, tu turi planuoti, tu bijai, o jeigu tau nepavyks, o kas? Tai jeigu žmogus pradeda labai pergyventi dėl tų pinigų, tai labai stabdo nuo progreso. Ta baimė, rizikuo daryti. Aš tiesiog go with the flow, aš turiu idėją, aš tuo metu, matote, aš visgi jautis, aš esu labai pragmatiška, tai aš nepuolu irgi taip staigiai. Aš kažkur dirbu, žinau, kad susitaupau pinigų ir tuo pačiu šalia gvildenu kitą temą. Ir einu. O palaikymą iš šeimos aš visada turėjau. Jis žino, kad aš tokia crazy, mano sesuo irgi crazy. Mes tokias free spirit ir tiesiog
jeigu kažkas kažką galvoja, tai nesakė bent jau. Tai va. Tai aš kaip girdžiu, tai buvo tiesiog ne iš pabandymo, bet jau neišvengiamybės, kad tu jau nebetilpai tame savo buvusioje rolėje, tai yra tame vaidmenyje tos valstybės tarnautojas. Tai buvo tiesiog neišvengiamybė eiti labiau į save. Tai jau, čia jau faktas, nes realiai tai buvo ne apie mane, tai buvo gal labiau, tai buvo iš tikrųjų, kai aš dirbau ten tos, sakykime, ministerijoje, buvo visokių svajonių, kad ten, nes aš labai mėgstu keliauti. Aš įsivaizdavau, kad aš gal dirbsiu kokioje ten užsienio reikalų ministerijoje, diplomatiniam darbe. Bet kol tu nepradedi to daryti, taip kaip pradėjau ir supratau, kad tai ne aš, kad man tai nuobodu, kad tai ne apie mane, kad man patinka mėgautis gyvenimu ir aš geriau keliausiu, bet dirbsiu visai ką kitą. Ir tai buvo neišvengiama visom prasmėm, nes tai nebuvo mano sielos pašaukimas, tai nebuvo mano paskirtis gyvenime, dirbti tokį darbą. Mano paskirtis labiau šviečiamoji, šviesti, teikti džiaugsmą žmonėm, mokinti, psichologinti, įspėti, sveikatinti. O kaip buvo, kai sau leidai būti ne tik trenerė, bet ir astrologė, nes atėjo dar viena tavo kryptis į gyvenimą? Kaip tai čia tas leidimas savo išrašytas? Iš tikrųjų, tai buvau laiminga, kai buvau trenerė, labai laiminga. Aš iš viso, kai vedu, tarkim, zumbos treniruotės, yra tokia šokių zumbos treniruotės, gal žinot, tai man tai yra viskas apie mane. Aš kai pirmą kartą dalyvau zumbo treniruotėje ir sakiau, tai yra aš, tai yra apie mane. Ir iš tikrųjų man tai labai gerai sekasi, esu gera trenerė, mano geriausiais laikais konvencijose šokau, vedžiau, pilnos salės, puslapius turėjau. Ir dabar tai vedu, bet kai, žinot, ypač kai gimsta vaikai arba kai būna po nėštumo, būna labai vertybių perkainojimas, būna toks abejojimas, nepasitikėjimas. Ir atėjo, aišku, ir astrologiškai toks man periodas susidėliojo, kad jau turiu eiti laipteliu kažkur toliau. Ir supratau, kad tai yra astrologija. Ir vat, po kurio laiko man tai tapo netgi, kaip aš sakau, tai stigma tokia, identiteto krizė. Nes net mano astrologija, žiūrėkit, jeigu taip nuoširdžiai, pagal mano gimimo žemėlapį man karjera yra absoliučiai sportas. Bet pas mane labai daug kitų sėkmingų parodymų yra psichologija ir astrologija. Ir aš galiu drąsiai panaudoti tuos abu dalykus, man netgi įrodo, kad aš 2 darbus dirbsiu. Bet ta stigma buvo tokia, tai kaip aš čia dabar, ar tai aš astrologė, ar aš trenerė? Ir kaip mane žmonės priims? Man atrodė, kad į mane žiūrės nerimtai. Va čia aš dieną dirbu astropsichologė, patarinėjau žmonėm, o po to vakare hantelius kilnoju arba ten užpakalį judinu toj zumbai. Ir man tai buvo toks kaip netgi nepilnavertiškumo kompleksas, kas įdomiausiai. Kol aš pradėjau dirbti su savim ir pakeičiau, kad tai, kas man atrodo neva blogai, kad tai yra iš tikrųjų mano privalumai, kad aš turiu didžiuotis, kad aš galiu būti gabi ir ten, kad aš galiu padėti žmonėm ir ten. Ir aš dabar tik didžiuojasi savimi, kad aš sugebu netgi arti 2 darbais ir padedu žmonėm labai, tiek astrologiškai, psichologiškai, tiek panainu ir suteikiu džiaugsmą arba ten sveikatinu juos treniruotėse. Tai aš kaip girdžiu, paprasčiausiai buvo tas vidinis savęs spaudimas lygtais rinktis vieną kryptį. Ne tiek iš išorės, kiek iš vidaus savęs spaudėt pasirinkti tą kryptį. Taip, visiškai teisi esat, nes dažniausiai vidiniai tie apribojimai, tie demonai, tai mumyse yra. Ir aš čia labiau save spaudžiau, kad tarsi turi pasirinkti, tu negali, kaip čia tu gali, kol įvyko tas vidinis perversmas ir dabar esu, kur esu. Ir ilgainiui tapo lengviau, kai pasirinkai, kad nereikia rinktis tarp savęs vienos ir kitos tapatybės, o gali būti 2 tapatybės viename žmoguje. Ir o kada tas, čia tikrai tas momentas toksai buvo tas, kad čia dabar jau aš esu, čia aš esu ir trenerė, ir astrologė, ir astropsichologė, ir visos tos mano versijos vis dėlto aš esu. Buvo tas momentas toks? Aš prisimenu, kai aš po antro vaikelio gimimo abejojau, ar man grįžti į sportus, bet aš grįžau
Ir kai aš pajutau tą wow malonumą, vėl tą džiaugsmą, tą kaifą, klientų komplimentus, tai va tada supratau, kad nu tai tikrai jau tie šokiai tai yra apie mane. O su astrologija aš prisimenu irgi, kai aš pradėjau tik studijuoti, man tai tiesiog tai pradėjo dėliotis viskas, aš gal neminėjau, bet netgi praėjusiuose gyvenimuose aš užsiminėjau astrologiją, psichologiją, tai matos mano horoskope. Ir kai tu darai tai, ką tu darai praeituose gyvenimuose, tai yra antiek tau familiaru, antiek tai artima, antiek tai tu. Ir aš realiai šiame gyvenime, sakau, aš sujungiau savo praeitų gyvenimų patirtis, va tas astrologinės, sujungiau su šio gyvenimo sporto keliu. Ir aš dabar jaučiuosi tokia pilna, tokia laiminga. Ir aš jaučiuosi, kad aš esu absoliučiai savo vėžiuose tiek ten. Ir tai, kad aš duodu žmonėm ir gaunu feedbacką ir žmonės yra laimingi, patenkinti, man tai yra viskas, man tai yra patvirtinimas. Nes aš nejaučiu, žinot, kai sėdi ir dirbi tame nuo 8 iki 5, tu jauti kažkas ne taip. O čia tu jauti, tu mėgaujasi procesu, tu mėgaujasi treniruotėmis, tu mėgaujasi darydama horoskopą, tu mėgaujasi feedbacku, kurį gauni. Tau tai nedarbas, tai yra tampa, žinot, kai sakoma, kai tu hobį darbini, kad talentą hobį, tai tampa nedarbu, tai tampa malonumu. Ir su šito suvokimu gyvenimas palengvėja. 100%. O ką pasakytų moteriai, kur jaučia, kad jau nebetelpa, kad čia nebe apie ją, nebe jos yra? Tai turbūt iš karto akivaizdžiai atsakymas ateina, kad bandyti išeiti iš tų ribų, bet čia reikia iš tikrųjų savęs neriboti, nebijoti, bandyti, siekti. Kiekvienas eina skirtingais keliais, kitas iš karto meta tą darbą ir eina kažką kitą daro. Kitam reikia saugumo, tai gali pasilikti ten pusę etato dirbti, bet būtina bandyti, nes gyventi reikia malonume ir darbas neturi būti katorga ar kažkas, kas tempia žemyn. Mes turim jausti malonumą dirbdami. Ir aš iš tikrųjų vis laik sakau net astrologiškai, psichologiškai. Ir jūs turbūt žinot, kad yra tas testas sudėlioti pagal prioritetus. Yra, reiškia, aš, yra vyras arba partneris, yra vaikai, yra šeima, yra savirealizacija. Tai coachingas vis laik pasakys, ar psichologija, pirmoje vietoje vis laik turi būti žmogus, šalia eina savirealizacija. Ir tada viskas tvarkingai susidėlioja santykiai, vaikai, tėvai. Jeigu moteris nedarys, kas jai malonu, jeigu nejausis ne savo vėžiuose, tai ir gyvenimas gali gautis po to jau netoks, ne per sviestą einasi. Tai vat eiti savo autentiškų kelių yra pagrindas. Kai žmogus daro, ką jis nori, kas jam patinka, jam visas gyvenimas labai gražiai klijuojasi tada. Taip, kad eiti daryti. Ir girdim tokias istorijas, kad einu į pensiją ir kažkur gyvenimas praėjo, gailiuosi, nepadariau, neišdrįsau, turėjau, norėjau. Tokias gailesčias istorijas, kur sako, blogiau yra gailėtis, negu kad pabandyti, nepavyko, ar padarai kažką tai. Ten geriau pabandyti, negu kad gailėtis dėl to, kad nepadarai. Ir iš esmės turbūt reikia išgirsti, kad iš jūsų pokalbių pasakojimo, kad yra visiškai normalu kartais turėti ir kelias kryptis ir to reikia nebijoti, reikia save priimti toks, koks esi ir tai nešti pasauliui. Nes dažnai mes norim save uždaryti tą tokią dėžutę, kaip sako, pasirink vieną kryptį, kaip tu čia dabar apie kelias, apie ką tu čia, o tai viskas apie tą žmogų yra. Ir kaip suprasti, kad laikas tas yra, kada keisti viską ir kada tiesiog plėstis, kada keisti veiklą gal tau laikas, o kada apjungti ir plėstis kaip asmenybei daugiau srityse jau savo tiek asmeniniai, tiek profesiniai. Žinot, jeigu taip tiesiai šviesiai, labai gerai pasižiūrėti astrologiškai, mes matom, kada geriau keisti, kada augti, kada griauti, yra labai aiškus tranzitai, kurie parodo, jau turi išeiti. Bet ne visi žmonės daro tą astrologiją, tarsi naudojasi ją. Tai vis tiek, kiekvieną kartą, kai tik tai žmogus jaučiasi kažkas ne taip, kažkas ne to, tai čia iš tikrųjų siela mūsų jaučia stagnaciją, jinai nori augti, jinai nori potyrių.
Ir tada jau yra pirmi signalai, kad reikia keisti, reikia ieškoti, nes astrologiškai pas mus kiekvienas turi savo užduotį, savo karminę šio gyvenimo užduotį. Ir va tada, kai, žiūrėkit, kodėl žmonės visada, ypač turtingi, milijonieriai, jie atrodo visko turi. Turtus turi, visus patogumus ir vis tiek jie atsiranda kažkokie vidiniai, dvasiniai ir visokiai kriziai. Todėl, kad jie sukaupia kažkur tai, bet jų siela nevykdo to, ko reikia pagal jų horoskopą. Ir kiek būna tų turtuolių, išparduoda savo turtus. Ir graikiai toks pavyzdys, vienas turtuolis pardavė viską ir atidarė šuniukų prieglaudą. Ir visi pinigai į tą prieglaudą ir jam tai va toks prasmingas gyvenimas prasidėjo. Taip pat kiekvienam skirtingas kelias, bet kai tik tai yra kažkoks tai tas prasmės ieškojimas, kažkoks nesusivokimas gyvenime, tai jau iškart rodo, kad tau reikia augti, tau reikia kažkur plėsis, reikia kažką keisti, reikia ieškoti kitų horizontų. Žodžiu, reikia visą laiką... Arba tik pas astrologą. Ir pirmiausia, tai turbūt reikia savį suprasti, kad jau kažkas negerai ir tada ieškoti tų atsakymų, ieškoti ir pas specialistus ir nebijoti išbandyti įvairius metodus savęs pažinimo. Taip, bet dažniausiai žmonės, dar pabaigsiu, žmonės yra skirtingi. Jeigu tai paprastai kalbant, yra ugnies stichija, yra žemės stichija, vanduo. Tai sakykime, tie žemiški žmonės, ten mergelės, jaučiai, žeragiai, jie mažiau gilinasi, jie mažiau labai, jie tokie stabilus, jie kaip pradėjo, jiems dažniausiai ir tinka tas nuo 8 iki 5 darbas. Žmonės, kurie taip gilinasi, analizuoja, jie labiau ir jaučia. Jie jaučia tuos poreikį, tas kažkokius visatos sinchronus, kažką, tai jie ir eina labiau tos pokyčius. O ką žinai šiandien apie save? To, ko nežinojai tada, kai pradėjai šitą kelią visą. Žinau, kad... Dabar matau, ant kiek iš tikrųjų... Kokia aš dabar esu iš tikrųjų, kokios mano ydos, kokios mano stiprybės. Labai save pažinau per pastaruosius 7, netgi galim sakyti, metus. Augimas vyksta nuolatinis ir tiesiog dabar matau, kokia aš kaip asmenybė dabar esu ir kaip skiriuosi nuo to, kokia buvau. Ir matau, kad toliau vis tiek dar tai yra. Toliau augimas ir sakau, aš nuo mokyklos prisimenu, Sokratas sakė, aš žinau, kad nieko nežinau, va čia yra turbūt svarbiausia. Tas toksai leidimas savo suprasti, kad tu dar visko nežinai, kad dar yra daug ko sužinoti, daug ko išmokti, daug ko pažinti, kad tavo ribos yra beribės iš tikrųjų. Ja. Ir mėgautis procesu turbūt. Tai irgi labai svarbu. Suvokti, kad tai yra procesas ir jame nebijoti ir suklysti, nebijoti nežinoti, nebijoti aiškintis ir visą laiką mėgautis procesu, o ne tik tuo išsikeltų pasiekti tikslu. Ne? O vis tiek čia dabar mes taip labai simboliškai kalbam, nes mano astrologijos žinios tikrai nėra tokios gilios, bet kiek žinau, lygtais čia 29 dar atstoja naujieji metai kinų. Kažkada čia sausio. Vasarą. Tai va, vis tiek mes čia labai taip ant tos tokios ribos esam. Ir kokia bendra šių metų energetika bus? Jie čia arklio, ugninė, ne ugninė, nežinau kokio arklio. Taip, ugninio arklio. Šiaip tai labai įdomi metų energetika, nes 1026 sudėjus yra 10, 1 + 0 yra vienetas. Taip, vienetas tai yra ego, tai yra lyderystė, tai esu aš, ambicijos. Ir arklys, jis irgi simbolizuoja, to labiau ugninis arklys, jisai simbolizuoja proveržį, veržlumą, tą tokį judėjimą. Ir labai 2 planetos pereina į ugningą ženklą Avino. Yra labai stipri ego, ambicijų, judėjimo, lyderystės energija. Tai metai yra apie tiek individualų, tiek kolektyvinį tokį proveržį, apie ėjimą savo autentiškų kelių, apie pagaliau imtis drąsos tai daryti. Ir metai iš tikrųjų yra veikimui, siekimui, lyderystiai, pagaliau, netgi jeigu norite kardinaliai keisti kardinaliai profesiją, gyvenamą vietą kardinaliai keisti, būti drąsiem ir tiesiog negalvoti, ką kiti apie jūs galvoja. Va tokia metų energija. O kokiem žmonėms šitie metai bus tokie sėkmingi? Apie tiems, kurie ieško savęs,
tiems, kurie nebetelpa savy, ar tiems, kurie turi kelias kryptis? Sakyčiau, kad paieškos jau turėjo būti iki šių metų, bet aišku, kiekvieno kelias yra individualus. Tai jeigu jis šiemet pradės ieškoti, tegu ieško, bet tegu kiekvienas žmogus, kuris ieško, tegu nepaskęsta šiemet iliuzijose, svajonėse, saviapgaulėse, nes metai labiau yra tokie jau proveržio, jau labiau daryti, siekti. Tai vad kas netelpa jau savyje, kaip jūs sakot, tai jau šiemet reikia, jau just do it, jau dabar darykit. Bet kaip ten sakėte, kad apie keletą krypčių, ne? Labai yra svarbu šiemet siekti daryti, bet apgalvoti, padaryti namų darbus, susiplanuoti, apgalvoti. Jeigu bus daroma grinai tik iš tokio, impulso, neapgalvojus, neapsvaršius, tik impulsas darau ir iškart noriu rezultato, tiem nesiseks. Daryti reikia, drąsiai lyderiauti, bet prie viso šito susidėlioti planą, aiškiai žinoti visą veiksmų tą eiliškumą, strategiją turėti, nelaukti rezultato iškart ir tada labai seksis. Namų darbai, planas, bet ryžtingai tą daryti ir tada labai seksis. Taip kad, jau svajoti galit po truputėlį baigti, darykit, siekit, o jeigu yra keletą krypčių, tai irgi 2 planai, 2 strategijas ir varykit. Žodžiu, struktūruotai, užsibrėžtai, žingsnis po žingsnio. O žmonėms, kurie leidžia savo nebūti toje vienoje dėžutėje, ar šie metai juos palaikys, ar visgi sakys stop? Ne. Tai tikrai palaikys. Tai tikrai palaikys. Ypač, kadangi labai yra stipri ugnies energija, aš pasakysiu, avinas dominuoja ir liūtas dominuoja šiemet. Tai čia tiesiog eiti savo autentiškų kelių ir visiškai nežiūrėti, ką kiti galvoja, nekreipdėmėsi, eiti savo autentiškų kelių, išdrįsti ir va tada labai seksis. Klausyti širdies, liūtas, ne? Jupiteris eis per liūtą nuo vasaros, klausyti savo širdies, pasitikėti ir tada viskas bus kaip per siestą. Vis tiek mes visą laiką kalbam dar ir apie visokius tokius dalykus, kaip reikia kažką paleisti. Tai ką šiais metais žmonės turėtų paleisti, kad nebūtų sunku eiti tuo keliu, tuo veikimo keliu? Jeigu kalbėti astrologiškai, tai jau šiemet yra laikas paleisti tas tik svajojimą. Ta tokį svajoju, jau viskas, jau laikas yra dirbti, daryti. Paleisti iliuzijas, paleisti saviapgaulės. Laikas būti jau dabar konkrečiai. Paleisti svajonės tokias, kur tik svajoju, bet nedarau. Tik tai fantazuoju rožiniam pasauliu, bet nedarau. Bet su to jūs niekur šiemet nenueisit. Jau reikia konkrečiai daryti. Ir reiškia paleisti viską, kas nerezonuoja, kas neveikia ir paleisti bet kokius tik svajojimus. Ir šiaip labai bus svarbu, jeigu kažkas kabinsis į ego, tuštybę, puikybę, kad aš čia noriu, man reikia, bet nesiseks žmonėm. Reikia paleisti tą tuštybę, puikybę ir eiti iš širdies, iš pagal pajautimą, iš įkvėpimo, tą daryti. Tada irgi labai seksis. Visus nesiseks, kas bus susireikšminęs, pasikėlęs, egoistas, tuščias, toks išpuikęs, tiem nesiseks. Tas paleiskit savybės, jeigu kažkas randat. Ir viskas. Abejonės. Aš teisingai girdžiu, kad reiktų užduoti vieną esminį savo klausimą visus metus. Ar aš veikiu iš širdies, ar aš veikiu iš ego ir noro pasirodyti? Taip, tas irgi labai stipru, nes avinas yra energija labai stipri šiemet ir kas bus netikrai lyderiai, kas bus egoistai, lips kitiem per galvas, jie patirs tik sunkumą šiemet. Taip, kad reikia daryti iš autentiškos tokio vidinio užsidėgymo, iš savo noro, iš pajautimo, iš širdies, iš įkvėpimo. Tada labai viskas eis tvarkingai. O jei šie metai turėtų vieną vienintelę žinutę moterims, būtent moterims, kokia ta žinutė galėtų būti metų perduodama žinutė? Šiaip iš tikrųjų, dabar jeigu tai pasakyti, metai labai pasikraus tokia vyriška energija. Nes planetos labai bus vyriškose ženkluose ir aš gal pasiūlyčiau moteriam nesuvyriškėti,
visame tame procese siekiant tikslų išlaikyti tą vidinį vis tiek moteriškumą, bet tuo pačiu ir neleisti, kad kažkas jūs į rėmus įstatyti, kad jeigu moteris, kad tai tik tokia turi būti, tik ten stovėti, tik tą daryti, kad vis tiek mylėti save, prisiminti save, daryti, ko nori. Nes kai moteris bus laiminga, žinokit, visiems bus aplinkui geriau. Moters energetika 10 kartų stipresnė už vyro. Ir jeigu moteris bus pati laiminga savyje, šeimoje, ta prasme, į savyje, kaip jinai realizuoja, kokia jinai yra, aplink visiems bus geriau. Vaikam ir vyrui šeimoje. Nes moteris spinduliuoja labai stiprią tą energiją. Taip kad įsiklausykite save. Jeigu yra kažkas, keiskite, realizuokite. Bet išlaikykite tą tokį moterišką, tą vis tiek pradą, tą pradą. Nesuvyriškėkim per nelyg. Labai, labai ačiū už įžvalgas, ačiū labai už pasidalinimą savo gyvenimo kelio. Tikiuosi padrąsino ir kitas moteris, kurios klausė arba klausys šį pokalbį, nebijoti, nebandyti savęs įsprausti į dėžutę. Labai ačiū už metų prognozę, už tai, kad judėtumėm, ne bet į galvoj, bet ir iš tikrųjų gyvenime, už tai, kad nepamestumėm savo moteriškumo. O dar kviečiu pasekti pašnekovę ir nuostabią astrologę Laurą socialiniuose tinkluose. Jis dalinasi daug naudingos informacijos. O Laurai labai dėkoju už šitą pokalbį. Buvo labai, labai malonu išgirsti tiek visą istoriją, tiek metų prognozę, kuri, manau, tikrai bus išsipildanti daugelį. Taip, ir tikrai tikėkite ir darykite. Nelaukit, kad kažkas ateis ir už jūs padarys. Va šitą iš tikrųjų pasakyčiau. Tai va, dėkui dar kartelį. Dėkui jums labai.